Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Labas vakaras, brangus klausytojų, ir vėl ketvirtadienis ir radio stoties XFM eteryje laida Iš mirties į gyvenimą ir aš Tadas Daujotas. Ir šiandieną džiaugiuosi galėdamas pristatyti brangų brolį Kristų ir tikrai nuostabų Dievo tarną Aleksandrą Kavoliūną. Sveikas, Aleksandrai. Sveiki. Aleksandrai, aš žinau, kad tu degi dėl viešpaties ir rašai knygas, rašai straipsnius publicistinius į žurnalus, į laikraščius. Ir daugeliui mūsų klausytojų būtų įdomu išgirsti tavo istoriją ir kaip viešpats pervedė tave iš mirties į gyvenimą. Gal galėtum papasakoti apie savo praeitį iki tol, kol tu įtikėjai? Galiu. Buvo laikas, kai visas Vilniaus jaunimas norėjo tapti muzikantais. Visi klausėsi Beatlų, Rollingų. Taip pat ir ta mokykla, kurioje aš mokiausi 203 vidurinė, pasižymėjo to, kad jinai rengdavo šokius, kuriuose grojo toks ansamblis Aisčiai, kuriame grojau aš ir amžinatilsį Vytautas Kernagis, kurį šiek tiek pramokiau groti gitarą. Tada mes susirinkom daugiau, nebe 2, 3, 4, pradėjom repetuoti ir tas ansamblis išgarsėjo. Išgarsėjo to, kad mes ieškojom tautiškų žodžių, Maironis, kiti autoriai. Na ir daugeliui patiko tai. Toliau aš perėjau į kitą ansamblį, Geležinis vilkas, kurio pavadinimas, kaip nekeista, nebuvo pakeistas, nors tais laikais, kai buvo KGB komitetas, dirbo visų pajėgumų, keista, bet ir išliko tas pats pavadinimas. Taigi, muzikanto kelias nuvedė mane į profesionalią sceną, į filharmoniją, į Myko Suraučiaus ansamblį, kur aš grojau solo gitarą, apvažinėjau Lietuvą, Latviją, Vidurinę Aziją. Pinigų tai atnešė, bet kažkokio džiaugsmo tai tikrai ne. Arba džiaugsmas būdavo trumpalaikis. Na ir ilgainiui, kaip ir daugelis tų, kurios viešpats pakvietė savo laiku ir kurie jau turbūt šitoj laidoj ne vienas kalbėjo, visi kalba apie tai, kad tuštuma šaukia, net jeigu ir turi trumpalaikių sielinių kažkokių džiaugsmų, pasitenkinimą, finansų ir taip toliau, bet tai neatstoja tai, ką gali duoti Kristus. Ir ilgainiui mano ieškojimas kažkokių pasikeitimų gyvenime nuvedė mane į dailės studiją, kur aš mokiausi skulptūros pas profesorių Konstantiną Bogdaną, tapybos, pas žinoma tapytoją Napoleoną Petrulį, piešimo pas mokytoją visą Europą žinomą dailininką Antaną Kmeliauską. Bet ir tai manęs nepatenkino. Ir taip, beieškodamas, besiblaškydamas tarp muzikos, tarp dailės ir grojimo restoranuose bei kitokiose vietose, nualinau savo sveikatą tiek žinia, kad muzikanto gyvenimas nėra toks liūdnas. Baliai, susitikimai, taip pat miesto valdžia, kur mes grodavom, kviesdavo po koncerto pabaliavoti. Visa tai kažkokią atnešė rezultatą, be abejo neigiamą, kad vienu metu pajutau didžiulį skausmą kepenyse, net odos spalva pasikeitė ir mane iš Alytaus atvežė į Vilnių po koncerto, kur pripažino hepatitą kepenų. Ilgainiui tai peraugo į kasos uždegimą ir taip 95 metais aš atsidariau ligoniniai, turbūt 6 ligoninę iš eilės, su diagnoze pankreatitas. Tai yra kasos uždegimas, mirties akivaizdoje. Oho. Ir būdamas mirties akivaizdoje, ar susimastėjai apie gyvenimo prasmę ir kodėl tu gyveni šioje žemėje? Ne tas žodis, kad aš susimąsčiau. Jau ten toks buvo susimastymas, kad
nelabai linkėčiau mąstyti gerai, bet tokią būseną išgyventi. Palatos draugas, su kurio dalinausi vandeniu, mirė nuo mano ligos. Prieš tai daktaras pasakė, kad dar anksčiau šiek tiek, prieš porą savaičių mirė skyriaus vedėjas nuo kasos uždegimo. Tokie padrąsinimai. Dar vienas buvo padrąsinimas. Labai valgyti norėjau, o kai yra pankreatitas, šiaip jau neleidžia nieko valgyti, turi badas būti kažkur apie 7 dienas. Ir aš jau maldavau, sakau, daktarė, gal obuoliuką suvalgysiu. Sako, jeigu nori, kad priekin kojomis išneštų, gali valgyti. Čia toks buvo didžiausias padrąsinimas. Ir būdamas mirties akivaizdoje, kaip tu atradai tuos atsakymus į klausimus, kuriuos turi šiandieną? Reikalas tame, kad prieš kelis metus, 93 metais, aš jau meldžiausi atgailos malda, kai buvo atvažiavęs į Vilnių nuostabus Dievo tarnas Ulfas Ekmanas. Ir mane pakvietė į sporto rūmus pasiklausyti. Pirmą kartą aš susidomėjęs klausiau ir supratau, kad tai, ką jis kalbėjo, niekada nesu girdėjęs. Ir tai yra radikalu, ir tai yra nauja. Tai nieko bendro su to, ką rašo laikraščiai ir dar kažkas. Tai buvo Evangelijos žinia. Ir po 3 metų mano nuklydimo aš prieš 4 operaciją, gulėdamas ant operacinio stalo, prisiminęs tos žodžius, kurios kažkada čia ištariau prie ežero klūpėdamas su savo mažais vaikais. Jėzau ateik į mano širdį, aš tos žodžius ištariau lovoje, operacinėje, tyliai, niekam negirdint, bet girdint dangui ir viešpačiui, nes mano buvo burna įstatytas japoniškas zondas, tame zonde vėla, taip kad nei labai garsiai nepasakysi, nei dar kažko. Ašaros akyse, didžiulė baimė, kur praleisi amžinybę. Prieš gulant ant operacinio stalo aš išgirdau klausimą. Kažkas manęs paklausė, kur tu praleisi amžinybę? Ir tai mane taip sukrėtė, kad aš vertimas pasakiau, Jėzau, ateik į mano širdį, leisk man užauginti vaikus, o po to kaip nori. Štai dabar aš esu tam periode, kaip nori. O nori jisai, kad mes keltume Evangeliją. Ačiū Dievui, Aleksandrai, kad tu atradai Kristų ir jisai pakeitė tavo gyvenimą. Ačiū Dievui už tos žodžius, kur tada pasakei palatoje ir aš kaip suprantu, kad tu pasilikai gyvas tik dėl to, kad jis atėjo ir prisilietė prie tavęs savo dvasia ir savo jėga. Kaip įvyko išgydymas iš tos ligos, dėl kurios daktarai tau nieko gero nežadėjo? Tai taip ir įvyko, kad kažkaip nėra čia ir ką kalbėti labai. Dar buvo 3 visokie mano pabuvimai tose palatose, kurias aš pavadinau mikrooperacijos. Gal neverta kažkaip detalizuoti, o tiesiog po 7 mikrooperacijos, į kurią man kišo vėl tą vielą japonišką. Aš gerbiu japonus, myliu, bet tas japonas vadinasi japoniškas zondas ir jis nebuvo labai malonus. Esmė tame, kad viskas nuslūgo, kas man organizme buvo, susitvarkė, bet viena detalė buvo tokia. Galbūt mes apie tai šnekėsim. Dabar dirbu ties savo antrą knygutę, jeigu mes tylėsim, akmenys šauks. Ir ten yra vienam mažyčiam straipsnelėje aprašyta, kaip 6 operacijos metu man įstatė zondą, sujungė vamzdelių organus, vidaus kepenis ir kasą, kad susitvarkytų, normalizuotųsi viskas, bet aš nepasakiau maldos žodžiu. Ir tas vamzdelis netikėtai po valandos iššovė, lyg tai kažkas būtų šovęs tą vamzdelį. Nu šiaip tai vamzdeliai nei iš jo, nei iš to niekada iš vidaus nelaksto į orą ir nešauna. Net po operacijos mūsų šeimos draugas, daktaras paklausė, Aleksandrai, kas ten buvo? Iš kur aš žinau, kas ten buvo? Aišku, po 5 metų aš jau žinojau, kadangi aš nesišakiau viešpatės, tas vamzdelis iššoko. Ir po savaitės mane vėlgi paguldė. Ir aš jau tada įstenėjau dar kartą, Jėzau, ateik į mano širdį. Ir tai buvo užfiksuota dar kartą. Po 15 minučių daktaras pasakė, viskas, operacija baigta, į palatą jį.
ir pasibaigė mano kančios. Ačiū Dievui. Ir dabar pasiklausysime Aleksandro ir jo žmonos Dovilės sukurtą giesmę, kuri vadinasi Dievo meilė. Kas gali būti gražiau už Dievo meilę? Ir kas geriau, kaip jo akis matyti? Jis kviečia vis ateik į mano džiaugsmą. Sugrįžk jau šiandien, o ne ryt. Kas gali būti gražiau už Dievo meilę? Ir kas geriau, kaip jo glėby užmigt? Ateik, ateik, pardavę savo skausmą ir prie jų kojų amžiams pasilik. Kas gali būti gražiau už Dievo meilę? Ir kas geriau, kaip jo glėby užmigt? Ateik, ateik, pardavę savo skausmą ir prie jo kojų amžiams pasilik. Kas gali būti gražiau už Dievo meilę? Ir kas geriau, kaip jo glėby užmigt? Ateik, ateik, pardavę savo skausmą ir prie jo kojų amžiams pasilik. Kas gali būti gražiau už Dievo meilę? Ir kas geriau, kaip jo glėby užmigt? Ateik, ateik, pardavę savo skausmą ir prie jo kojų amžiams pasilik. Ir prie jo kojų amžiams pasilik. Ir prie jo kojų amžiams pasilik. Pasilik, prie jo kojų amžiams pasilik. Pasilik, prie jo kojų amžiams pasilik. Pasilik. XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Grįžtame į radio stoties XFM studiją ir su Aleksandru Kavaliūnu kalbamės apie jo gyvenimą. Aleksandrai, Viešpats nuostabiai tave išgelbėjo ir aš suprantu, kad tuomet, kai tu jau sąmoningai pakvietei Jėzų į savo širdį, tavo širdyje gimė troškimas tarnauti jam. Papasakok apie savo tarnystės pradžią ir kokius dalykus Viešpats kvietė tave daryti. Na, šitas klausimas yra labai platus. Pradžia gal buvo didelis troškimas kalbėti apie Kristų visoms amžiaus grupėms, pradedant nuo mažų mokinukų ir baigiant mokyklų direktoriais, na, toliau Seimo nariai, valstybės vyrai, šou, meno, verslo žvaigždės, kaip mes jas vadinam. Ir po šiai dienai gal tas noras nėra paimtas, tik Viešpats suteikė daugiau galimybių visą tai daryti, nes įteikė man plunksną, yra jau 8 metai, 9 metai aš rašau. Taip pat po visų operacijų atėjo noras ir galimybė, sugebėjimas kurti dainas, kurių tikrai yra irgi nemažai. Kadangi kuris laikas pasaulyje grojau, buvau kelių ansamblių vadovas, tai studijavau harmoniją,
hitų, populiariausių šlagerių, struktūrą ir visą tai padėjo Viešpaties karalystėje. Supratau, tai kaip matau, tavo širdyje buvo šlovinimo ir garbinimo troškimas, tai yra giesmių kūrimas ir evangelizavimas. Taip, esu dalyvavęs ne vienoje radio laidoj, taip pat keli žymus žmonės, Lietuvos ansamblių vadovai prieš mirtį mano dainas klausėsi, turiu liudimus iš tų žmonių, iš kaimynų, kurie jiems tas mano plokšteles su klaidom, bet nesvarbu, bet su Evangelijos žinia perdavė. Ir tie žmonės, klausydamasi tų dainų, tikiu, Viešpats jiems prakalbo iš širdies. Nes kai nėra kažkokių būdų tokių, kokių yra pasaulyje, kur krikščionybė jau turi gilias tradicijas, mes naudojamės visais įmanomais būdais pasiekti žmonių širdis. Aleksandrai, pats pradėjai rašyti knygas ir pirmoji knyga, kurią išleidai, jinai vadinasi Apie Dievą, tėvynę ir kasdienybę. Kaip atėjo paraginimas parašyti šią knygą? Labai paprastai, labai norėjau valgyti ir neturėdamas pinigų, noriai sutikau su draugo pasiūlymu parodyti jam Šventaragio gatvę Vilniuje. Ėjom, jisai sutvarkė savo tarnybinius reikalus, atvažiavęs iš kito miesto ir nusprendėm pavalgyti tą progą. Na, aš mielai sutikau su tuo, kadangi visiškai neturėjau tuo metu finansų. Į vieną valgyklą blyninę norėjom užeiti, bet tylus balsas pasakė, eik prie jaunimo sodo. Nuėjom tenai į kavinę pas Juozapą. Na ir tenais redaktoriui laikraščio buvo įteiktas mano atspausdintas liudijimas. Taip ir buvo parašyta, mano liudijimas, kuriame aš liudijau, kuo buvau ir kaip Viešpats pasiekė ir kai kurios aspektus savo dabartinio gyvenimo. Ir jisai perskaitęs redaktorius, kol mes valgėme tos cepelinus, jisai pasikvietė, sako, gal nuotrauką turit? Sakau, turiu. O kam? Sako, aš įspausdinsiu. Nagi, aš greitai paskambinau savo tuometiniam pastoriui, sako, rizikuojam. Tai buvo 2008 metai, tai buvo Dievo stebuklas, kokiu mes atsiradom tenai, kokiu aš pradėjau rašyti. Ir nuo to laiko, nuo 2008 metų, po šiai dienai aš spausdinu straipsnius, kuriuose rašau tai, kas įdėta mano širdį. Rašau prieš abortus, prieš homoseksualizmo propagandą ir tokius dalykus, kas yra visuomeninės ydos ir Dievo požiūrį, kuris išreikšta šventam rašte į šitos dalykus. Ir pradedant nuo straipsnių, vieną dieną, kaip suprantu, tai pribrendo iki knygos. Ir pradėjęs nuo straipsnių, tai pribrendo į knygą Apie Dievą, tėvynę, kasdienybę. Pamačiau regėjimą, į kuriame buvo vieno žinomo publicisto sudėti straipsniai, tokią pačią nuotrauką ant viršelio, kokią aš juokais sėdėdamas namuose jau buvau surinkęs straipsnius, dar nežinodamas, kad čia bus knyga, tiesiog pats norėjau pasidžiaugti ir ta nuotrauka kažkaip vainikavo visas tas nuotraukas, kurias aš pats primityviai iliustravau savo tą knygelę. Ir tas regėjimas, tą nuotrauką, supratau, Dievas įdėjo man į knygą, kad aš turiu išleisti ją. Ir apsisprendęs, aš suradau žmonių palankumą, man viršelį padarė vienas žinomiausių Lietuvos dailininkų nemokamai, leidykla išleido, sumaketavo nemokamai, moku tik pinigus. Reiškia, aš pats porcijom leidžiu kažkiek tai knygų, kiek turiu finansų išleidžiu ir taip iki sekančio karto. Dalinu žmonėms, kuriuos man įdeda Viešpats į širdį. Tai yra, kaip minėjau, Seimo nariai, yra vyriausybės atstovai, teisėjai, šou, meno, verslo žvaigždės. Taip vadinamasis mūsų elitas, nes Viešpats yra įdėjęs man į širdį šitiem žmonėm liudyti, kadangi netaip juos lengva pasiekti į bažnyčias, jie netaip dažnai ateina,
O gatvėje, kai jie atsipalaidavę, jo labiau, kad aš esu kai kuriuose sferose dirbęs anksčiau, kino studijoje esu filmavęsis 2 meninėse filmuose, Pasalgė Aramina, kai aš mažas buvau, taip pat filmas Posūkis, mokiausi režisūros pas Petrą Belskį režisierių, kuris dabar Klaipėdoj, jis mane neakivaizdžiai mokino, nes norėjau stoti režisūrą, plus muzika, kur pažinojau daugybę muzikantų ir kompozitorių, taip pat literatūros srityje. Ir visą tai dabar viešpats panaudoja pasiekti tų žmonių širdis, jų šeimas, kad galima būtų išgelbėti jos. Iš tikrųjų, nuostabus troškimai ir tai yra tikrai jie tau, Aleksandrai, įdėti į tavo širdį yra iš Dievo. Brangus klausytojai, jeigu jūs norėtumėte įsigyti Aleksandro Kavoliūno knygą apie Dievą, tėvynę ir kasdienybę, jūs galite apsilankyti interneto svetainėje dievovaikai.lt ir skiltyje knygos susirasti tą knygą bei informaciją, kaip ją galima įsigyti. Na, o dabar pasiklausysime dar vienos Aleksandro sukurtos dainos ir Aleksandras bendradarbiauja iš tikrųjų su Vakaro žvaigždelės kūrybiniu kolektyvu ir yra padėjęs nemažai jiems įrašyti ir sukurti dainų. Aleksandrai, kaip šita dainelė Saujelė gimė tau? Tiesiog redaktorė davė man tekstą ir kaip kiekvienas rašantis dainas žino, kad labai gerai, kai yra tekstas, tada kažkaip turi formatą ir lengviau melodiją priderini ir niekur nepražūna, nes jeigu nėra teksto ir melodijos ateina įvairios, bet jos ilgainiui išnyksta, nes nėra kaip ir pritaikymo, užsimiršta, jei nerašai dar kažkaip, o čia iš karto ir pareiga parašyti, na ir Dievo malonė, kažkokia idėja naujesnė. Taigi pasiklausykime nuotaikingos dainelės, kuri vadinasi Saujelė. Ir ši dainelė yra Vakaro žvaigždelės dainelių vėrinuke. Tegu mūsų bus tik saujelė, žengsime drąsiai tada, nes skaičius ne ginklai, juk pergalės lemia, o viešpaties dvasios jėga. Jei liko tik 2, nebijokit broleliai, bet ženkite drąsiai tada, nes skaičius ne ginklai, juk pergalės lemia, o viešpaties dvasios jėga. 1, 2, 3, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą, pūgas. 1, 2, 3, kovojame drąsiai, nes viešpats už mus visada. 1, 2, 3, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą, pūgas. 1, 2, 3, kovojame drąsiai, nes viešpats už mus visada. Vienas aš liksiu, drąsos neprarasiu, bet žengsiu aš drąsiai tada. Nes skaičius ne ginklai, juk pergalės lemia, o viešpaties dvasios jėga. 1, 2, 3, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą, pūgas. 1, 2, 3, kovojame drąsiai, nes viešpats už mus visada. 1, 2, 3, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą, pūgas. 1, 2, 3, kovojame drąsiai, nes viešpats už mus visada. Nes viešpats už mus visada. Nes viešpats už mus visada. Eteryje radijo laida Iš mirties į gyvenimą. Grįžtame į radio stoties XFM studiją ir su Aleksandru Kavoliūnu kalbamės apie jo gyvenimą. Aleksandrai, tu pagal pašaukimą, aš matau, esi evangelistas ir man asmeniškai būtų labai įdomu išgirsti kažkokias istorijas būtent iš evangelizavimo praktikos. Vat tų istorijų yra tiek daug, kad net nežinai, nuo ko pradėti. O gal turi kažkokią konkretesnę sferą, sritį ar žmonių grupę, socialinį sluoksnį, kur tave domina ir norėtum sužinoti, nes labai yra plati praktika mano. Sakyk.
Iš tikrųjų minėjai, kad teko evangelizuoti daug valstybės tarnautojų, žymių kažkokių žmonių. Ir manau, kad mūsų klausytojams būtų įdomu išgirsti, kaip kažkokie žmonės priėmė viešpatį Jėzų į savo gyvenimus. Nežinau, ar jie to norėtų, kad aš jos paviešinčiau, nes visi jau įsislaptinę, nes labai veikia konjunktūra, grandinės didžiulės uždėtas, nieks nenori kalbėti kažkodėl, nes, žinot, mūsų politikoje yra tokie vandenys, kurie teka labai giliai po žemę. Bet galiu pasakyti, kad teko iš tikrųjų liudyti įvairiose situacijose ir tikrai nemažai jų tiek turi Kristų širdį, tiek turi knygą. Ir reikia tik tai kažkokio sudrebinimo matomais mūsų miestui arba mūsų mažai šaliai, kad prasidėtų judėjimas, kad žmonės galų gale išdrįstų kalbėti, kad tai yra Kristus, kad be Kristaus mes tikrai nieko nepadarysime šitoj šaly, nei ekonomika kažkokia pakils, nei dar kažkas. Ir jau nekalbant apie moralę, kuri yra tikrai žemiau kritikos ribos. Aleksandrai, pagalvojau, kad daugelis žmonių turi neteisingą nuostatą valdžios požiūrių ir netgi krikščionys jie nežiūri tai, ką sako raštas, pavyzdžiui, ką Paulius sako Timotiejui, jisai ragina melstis už valdžias. Ir dažnai ta kritikos dvasia, jinai taip įtraukia Dievo vaikus, kad jie net nesuvokia, ką kalba jų liežuvis. Bet iš tikrųjų, kaip sakai, jeigu daug žmonių jau yra girdėję liudijimus, daug žmonių valdžioje jau jie yra pakvietę viešpatį į savo širdis, tai mūsų kaip tikinčiųjų dalis šiandieną būtų tiesiog melstis, intensyviai melstis už valdžias, laiminti jas ir kaip pats minėjai, tikiu, kad vieną dieną galime pamatyti tiesiog stebuklą. Taip, kaip yra įvykę ne vienoj pasaulio šaly, mano knygo apie Dievą, tėvynę ir kasdienybę yra toks šitas straipsnelis apie terpes, apie visuomenės reformaciją, kur paminėti keli miestai pasaulyje, kaip įvyko ta transformacija, kai žmonės nebenorėdami, nebegalėdami gyventi tokioje moralinėje atmosferoje, korupcija, žmogžudystės ir visa kita, jie krito ant kelių, melstis prieš viešpatį ir prašyti pakeisti. Ir atėjo tie pakeitimai. Tokie ženklus, kad ne tik, kad valstybės vyrai oficialiai paskelbė šalį atiduodantis Kristaus valdžiai. Meras pasakė, šitas miestas aš atiduodu Kristui. Ir žurnalistai, žymiausi sportininkai, įvairių sferų darbuotojai, vedantieji ir paprasti visų sluoksnių žmonės, jie pradėjo garbinti Kristų, stadionai tūkstančių vietų šlovindavo, naktiniai šlovinimo vakarai, naktis vietoj sambos kažkokių festivalių, šlovinimas Kristaus ir atmosfera tiek moralinė, tiek ekonominė tose šalyse pasikeitė. To linkime mes ir Lietuvai, nes tai yra nedidelė šalis ir jinai gavosi pirmoji laisvė, kuri yra tikrai Dievo dovana, o ne šiaip kažkas iš žmonių rankomis sukurta ar atnešta. Tai yra Dievo dovana, kurią mes turime tą laisvę puoselėti, bet turime labai ją prižiūrėti, puoselėti kaip gėlelę, saugoti moralę, kalbėti apie tai. Ir mūsų pastangos, mūsų tikinčiųjų pastangos, ne tik maldos, kažkas turi eiti, kažkas turi kalbėti, viešpats turi pakelti žmonės, kurie turi svorį, autoritetą ir kalbėti apie Kristų, kad tai vienintelė išeitis yra šitai šaliai. Tikra tiesa, vienintelė išeitis šiai šaliai yra Kristus Jėzus. Ir jeigu jūs šiandieną klausotės šios laidos ir galvojate, kad jūs irgi norėtumėte turėti tai, apie ką mes kalbame, jums reikia pasikviesti Jėzų į savo širdis. Jums reikia susitaikyti su Dievu per Jėzų Kristų ir tada pradedant nuo jūsų, pradės keistis ir jūsų aplinka. Ir yra tikra tiesa,
kad Dievo karalystė jinai plinta visame pasaulyje ir tie nuostabūs pasikeitimai Kolumbijoje, Ugandoje bei kitose šalyse, jie yra geri pavyzdžiai, jie yra labai geri pavyzdžiai ir aš galvoju, kad tai būtų tokia siekiamybė mūsų tautai. Pamenu, Aleksandrai, kažkada girdėjau tokį liudijimą, kad Britanijoje vienas žmogus, vienas pamokslininkas nuvažiavo į nedidelį miestelį. Jis tenais pamokslavo ir atsivertė visas miestelis. Ir tas miestelis buvo pramintas dangaus kolonija. Tenai žmonės vakarais eidami iš kiekvienų namų girdėdavo, kaip kažkas groja pianinu ar gitara, šlovinimo ir garbinimo muziką ir garbina viešpatį. Ir aš galvojau, wow, aš norėčiau, kad tai būtų mūsų šalyje, kad tai, kas įvyko kažkokiam mažam miestelėje, kad tai išsiplėstų ir apgaubtų visą mūsų Lietuvą. Nes mano manimu, kad Lietuva yra tikrai ypatinga šalis ir jinai yra Dievo širdį. Jeigu mūsų vien pavadinimas yra Lietuva, o lietus simbolizuoja šventąją dvasią. Ir aš tikrai tikiu ir meldžiu, kad ta šventosios dvasios lietus išsilietų į kiekvienus namus, į kiekvieną miestą, į kiekvieną kaimą ir kad kiekvienas žmogus pažintų viešpatį Jėzų asmeniškai. Aleksandrai, ar galėtum dabar pasimelsti už mūsų klausytojus? Kadangi tai įdėta į mano širdį valdžios, tai už klausytojus melskis tu, o už valdžią aš. Gerai. Ir arba kartu. Gerai. Tai tu melskis dabar už klausytojus. Tėve, aš dėkoju tau už radio stoties XFM klausytojus ir dėkoju, kad tu prisilieti prie jų širdžių. Dėkoju, kad tavo šventoji dvasia įveda juos į visą tiesą ir mūsų klausytojai pažįsta tave, Tėve, ir tavo siųstą Jėzų Kristų. Ačiū tau, Dieve, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. O aš savo ruožtu norėčiau, Tėve, Jėzaus vardu, aš meldžiu už šitą šalį, už jos valdžias, kurios nepažįsta dar Kristaus kaip asmeninio gelbėtojo, kad pažintų tavo gerumą, gailestingumą, tavo malonę įsilietų šitoj šaly, šitose miestuose. Ir mes matytume kitokią atmosferą, matytume pagarbą vienas kitam, vyresniem šalies gyventojams, seneliam, rūpestį ne tik vienas kitam, artimiesiems, bet ir tiems, kurie yra labiausiai atstumti šioje visuomenėje. Meldžiu prabudimo, meldžiu tavo patepimo į visus visuomenės sluoksnius. Taip pat prašau, kelk darbininkus, nes štai laukai jau buluoja. Jėzaus vardu. Amen. Amen. Ir dabar pasiklausysime Aleksandro sukurtos giesmės, kuri vadinasi Šauksmas. Šaukiau tave, o didis Dieve, dar netikėdamas giliai širdį, tik numaniau, kad tu kūrėjas, prašiau padėk man, jei esi. Buvau pavargęs jau gyventi, nebemačiau jokios prasmės ir nežinojau, ko paklausti, kiek dar reikės čia man kentėt. Ir štai išaušo lauktas rytas, aš gerąją naujieną išgirdau, jaučiau, kai širdyje nušvito, kai Jėzaus vardu aš šaukiau. Jaučiau, kai širdyje nušvito, kai Jėzaus vardu aš šaukiau. Dabar žinau, kad jis jau laukia, kada atversiu jam širdis duris. Ir nenustojo Jėzus belsti, kantrus ir ištikimas jis.
ir nuo tada nesu aš vienas, gyvena Kristus mano širdyje, nors ir nelengva šiandien eiti, mane jis lydi kelyje. Jei tau dabar sunku be galo ir nematai prasmės šiame kely, tau Jėzus tiesia ranką savo ir beldžiasi į širdies duris. Tau Jėzus tiesia ranką savo ir beldžiasi į širdies duris. Priimk jį į savo širdį, gyvenimą tik jam tu patikėk. Ir šaukis jo tave, jis girdi, nelauki ranką jam ištiek. Ir šaukis jo tave, jis girdi, nelauki ranką jam ištiesk. XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Grįžtame į radio stoties XFM studiją ir su Aleksandru Kavaliūnu kalbamės apie jo gyvenimą su viešpačiu. Aleksandrai, išleista pirmoji knyga, bet tai ne pabaiga. Aš galvoju, kad tai tik tai gražus startas. Ir dabar tu rengi naują knygą, kuri vadinsis lygiai taip pat, kaip ir aš pavadinau šią laidą. Jei mes tylėsim, akmenys ims šaukti. Gal galėtum truputėlį papasakoti apie šią knygą? Ši knyga gimė žymiai anksčiau negu pirmoji, kuri išėjusi, bet nežinau, kokie dėsningumai lėmė taip, kad jinai pasirodo tik tai šiais metais, nors parašyta 2006 metais, taigi praėjus vos ne 9 metams. Dievas žino laikus, kada, kas, kur, geriau turbūt už mus. Ir gal galėtum truputėlį papasakoti, apie ką yra šita knyga? Šita knyga skirta tikinčiajam Kristumi jaunimui. Tai yra tiesiog kaip vadovėlis, kaip mano knygos redaktorė įvade rašo. Vadovėlis, evangelizacinė knyga, su pamokymais, su patarimais iš rašto ir iš asmeninės patirties 18 metų evangelizacinio veiklos. Joje, šitoje knygoje yra 48 apsakymėliai, trumpučiai, kurie yra situaciniai. Kas atsitiko tam tikrų momentų, kaip buvo pasiektas tas ar anas žmogus, kaip atėjo išlaisvinimas nuo piktųjų dvasių, ar buvo išgydytas nuo tam tikros ligos, kurių buvo ne vienas. Viena moteris išgijo iš 3 auglių, kuris turėjau galvoje. Ir tai esu žinojau jau po 15 metų veiklių žmonių bendrijos susirinkime. Priėjo prie mane, sako, ar jūs mane prisimenat? Sakau, ne. Sako, jūs meldėtės ir turėjau galvoje 3 auglius ir jie visi dingo. Nuėjau pas daktarą, jis klausė, tai kas jums juos išpjovė, turi randai būti? O aš atsakiau, ta moteris atsakė, kai viešpats operuoja, randų nelieka. Bet aš ką noriu pridurti, pasakiau, nors šito apsakymo nėra knygoje, bet yra kitas apsakymėlis panašus. Tiesiog tai yra atsitikimas, tai yra šlovė tebūna viešpačiui, kadangi ne žmogus gydo, ne jo rankos, sugebėjimai, ypatingas noras ar dar kažkas, tai yra viešpaties Kristaus Jėzaus patepimas ir žmogus yra tik laidininkas. Tikrai taip. Ir aš įsivaizduoju, kad iš tų 48 apsakymėlių būtų labai įdomu bent jau kažką dar išgirsti mūsų klausytojams. Gal galėtum pasidalinti? Tai va, kadangi pradžioj klausiai, kokį nors įdomų atsitikimą, tai vienas mano apsakymėlis vadinasi Eilėraštis apie meškiukus. Jisai yra pavadintas dėl to taip, kad kai buvau mažiukas, buvau labai bailus.
Ir antroji klasėje, kai gavau užduotį padeklamuoti eilėraštį apie meškiukus, kurį aš išmokau labai gerai atmintinai, aš apsimečiau tą dieną, kai turėjau deklamuoti, kad sergu. Ir nenuėjau, nepadeklamavau. Tai ką aš noriu pasakyti? Šitas apsakymėlis yra apie evangelizmą, apie tai, kad Dievas duoda, kai mes įtikim. Jis įdeda drąsą, troškimą, kuris nėra žmogiškas troškimas, žmogiška drąsa, bet tu liudiji Kristų, ką jis padarė žmonėms įvairių sferų, įvairių specialybių, įvairių amžiaus grupių. Ir vienas iš tų žmonių, kurį Dievas man leido pasiekti, buvo ispanų karalius Juanas Karlsas I. Sėdėjau aš namuose, šventoji dvasia paragino. Sako, jis dabar yra universitete, važiuok. Na, sakau, blogiausia, tai nuvažiuosiu, pažiūrėsiu bent kaip karaliai atrodo. Nuvažiavau ir gavau strategiją. Pasėmiau savo dainų plokštelę, vaikštinėjau aplinkui, ten visokių žmonių, būriai studentų, moksleivių. Galvoju, kaip čia man prie jo prasibrauti, gal galia, ko aš apskritai čia atvažiavau. Įsėmiau aš tą plokštelę ir staiga mano balsas pasigirdo garsiausiai už visus angliškai. Ar galėtumėte autografą? Tas karalius kažkodėl visus kitus paliko, priėjo prie manęs, ištiesė ranką, paėmė tą plokštelę, parašė autografą, o tuo metu, kol jis rašė, aš pasakiau savo liudijimą, kad Jėzus yra gyvas, kad aš sirgau. Ir taip ir baigėsi. Jis išgirdo tai, ką aš norėjau pasakyti, kad Kristus yra gyvas. Ačiū Dievui. Ir iš tikrųjų parašyta, kad mes kalbėsime karaliams. Kad mes kalbėsime karaliams ir liudysime tuos šlovingus darbus, kuriuos viešpats Jėzus yra padaręs. Ir tai yra tik tai dar vienas patvirtinimas Dievo žodžio, kuris išsipildė tavo gyvenime, Aleksandrai. Ar galėtum dar pasidalinti kažkokia įdomia istorija iš tos knygelės, kuri visai neužilgo turi išvysti dienos šviesą? O ne iš knygelės galima? Galima. Kadangi jaunystėje mėgdavau žvejoti, rudenį bežvejojant stipriai peršalau ir surėtė radikulitas. Po daugelio metų jis atsikartojo ir gavosi taip, kad vieną dieną turėjau daugybę darbų, bet išlipti iš lovos niekaip negalėjau. Taigi iš pradžių nuleidau rankas, po to kažkokiu būdu iš jos išlipau, po valandos įsitiesinau ir galvoju, tai kaipgi aš tokiam stovi kažką šiandien nuveiksiu. Sako, viešpatie, išgydyk tu man tą radikulitą. Staiga nejaučia, nei iš jo, nei iš to atsisėdau aš ant fotelio ir garsiai sušukau, ojoj, nes atsisėdau aš ant bitės. Bitė įgėlė man ir po maždaug 10-15 minučių aš sveikas vaikštinėjau ir išėjau į miestą. Štai tokiu būdu buvau išgydytas. Iš tikrųjų smagus liudijimas ir mes dabar pasiklausysime dar vienos Aleksandro giesmės ir neužilgo grįšime į radio stoties XFM studiją. Pasakyk žmogau, ar žinai, kas ten darosi aukštai, ten Dievas tėvas ir sūnų, žmonijai kuria naujus planus. Ten Dievas tėvas ir sūnų, žmonijai kuria naujus planus. Ir senam, ir jaunam, turi planą kiekvienam, žino jis, ko reikia tau, mano mylimas žmogau. Žino jis, ko reikia tau, mano mylimas žmogau. Pasakyk žmogau, ar žinai, kas ten darosi aukštai, ten Dievas tėvas ir sūnų, žmonijai kuria naujus planus. Ten Dievas tėvas ir sūnų, žmonijai kuria naujus planus. Ir senam, ir jaunam, turi planą kiekvienam, žino jis, ko reikia tau, mano mylimas žmogau. Žino jis, ko reikia tau, mano mylimas žmogau. Подскажи, человек тоже там, ходит вдоль по небесам, там Бог Отец и Сын Иисус,
даст твоей жизни вечный вкус. Там Бог Отец и Сын Иисус даст твоей жизни вечный вкус. И старому, и малому имеет план, как жить по-новому, потому что знает он, что надо тем, кто есть влюблен. Потому что знает он, что надо тем, кто есть влюблен. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Taigi grįžtame po nuotaikingos Aleksandro Kavoliūno giesmės į radio stoties XFM studiją ir šiandieną mūsų laida, kaip bebūtų gaila, jau atėjo į pabaigą. Aleksandrai, aš norėčiau, kad tu kažką palinkėtum mūsų radio stoties klausytojams. Tai yra pats sunkiausias tavo klausimas šios dienos. Kažką palinkėti gali visada prilinkėti. Kadangi savo knygą dedikavau tautai, taigi tiesiog linkiu, kad kiekvienoje šeimoje būtų šventas raštas, kad vaikai būtų auklėjami Kristaus dvasioje, kad mokyklose, ministerijose, visose valdžios institucijose būtų kalbamas Dievo žodis. Nes, kaip sakė Martinas Liuteris, institucija, kuri nenagrinėja Dievo žodžio kasdien, pasmerta morališkai įsigimti. Ta kalbėjo ir mūsų žymus tautos vyras Martynas Mažvydas. Tais laikais, prieš daugiau kaip 450 metų sakė, kokia tamsi tauta, neapsišvietusi. Kokiam name užėjus galėtum rasti šventą raštą. Taigi, ir palinkėjimas būtų, kad kiekviename, dar kartą pasikartosiu, bute, kiekvienoje šeimoje skambėtų Dievo žodis, maldos. Kad kalno pamokslas būtų mūsų širdise, kad Dievo įsakymai nebūtų knygoje išbrėžti, bet būtų išraižyti mūsų širdies plokštėse. Aleksandrai, ačiū labai, tikrai nuostabus palinkėjimai ir tai įvyksta tai kiekvienoje darbovietėje, iš tiesų te būna skelbiamas Dievo žodis ir tegul būna jo laikomasi. Na, o mūsų laida šiandieną jau baigėsi ir aš dėkoju visiems, kad šiandieną klausėtės mūsų ir kad buvote su mumis. Radio laidų archyvą galite rasti interneto svetainėje dievovaikai.lt, YouTube kanale Iš mirties į gyvenimą bei xfm.lt interneto svetainėje. Dėkoju, kad esate su mumis, kad palaikote mus savo maldomis bei finansinėmis aukomis. Mums tai yra be galo brangu. Atsisveikinu šiandieną su jumis visais iki kito ketvirtadienio, o laidos kartojimo galite klausytis sekmadienį 17 val. Būkite palaiminti Jėzaus Kristaus vardu. Vienas tu Golgotoje kentėjai, vienas už visus nešei kaltes. Kai gyvybės srovė šono ištekėjo, tu atpirkai mus savo auką. Tu atpirkai mus savo auką. Kai širdis jo iškankinta, tai kentėjo. Išvydau aš Viešpatį kopiant sunkiai, į kalną panikos, į mirtį. O kodėl pasiryžai eiti tenai? O kodėl pasiryžai viens eiti tenai? Ačiū Jėzau tau, vienam dėkoju. Ačiū Jėzau tau, vienam šlovė. Tu save ant kryžiaus paaukojai šlovė.
šlovė, garbė ir padėka, šlovė, garbė ir padėka, gyvybės srovė stebuklinga, ji man atidarė duris, į gyvenimą dangaus tą šlovingą, kurio ieškojo mano širdis. Gyvybės srovė stebuklinga, tebe plūsta dar iš Golgotos, visiems tiems, kurie jos jėga galinga, išpažinti turi drąsos. Švydo viešpatie aukštai, aukštai iškelta, ant kryžiaus mirštantis skausmos prikalta. Ir tik dabar aš supratau, kad visą tai už mūsų kaltes atliko Jisai. Už mūsų kaltes atliko Jisai. Ačiū Jėzau tau, vienam dėkoju, ačiū Jėzau tau, vienam šlovė, tu save ant kryžiaus paaukojai, šlovė, garbė ir padėka, šlovė, garbė ir padėka. Gyvybės šlovė stebuklinga, ji man atidarė duris, į gyvenimą dangaus tą šlovingą, kurio ieškojo mano širdis. Gyvybės šlovė stebuklinga, tebe plūsta dar iš Golgotos, visiems tiems, kurie jos jėga galinga, išpažinti turi drąsos. Visiems tiems, kurie jos jėga galinga, išpažinti